Sveiki, aš esu Agota. Nuo mažens augau mokytojų šeimoje. Mano mama dirba lietuvių kalbos mokytoja, todėl nuo mažens mačiau pavyzdį, kad kaip reikia kitiems padėti, stengtis dėl kitų ir kad pagalba jiems suteikia labai daug viduje šilumos ir džiaugsmo, kai matai, kad tavo žinios gali padėti tobulėti ne tik tau pačiai, tačiau ir kitiems. Ir tai mane ir pastumėjo užsiimti korepetitoriaus veiklą. Ši veikla tikrai yra man, kadangi su mokiniais pavyko labai lengvai užmegzti artimą ryšį. Pamokų metu mes bendravom ne tik kaip mokytojas mokinys, tačiau kaip ir draugai. Ir kiekvienas momentas, kai mokiniai džiaugdavosi savo pagerėjusiais pažymiais, kai paaiškinus temą, jų akyse sužibėdavo tokia kaip ir ugnelė, jie sakydavo, jeigu mokykloje man tai kažkas būtų paaiškinę, gal tie rezultatai būtų buvę žymiai geresni, tikrai sušildo širdį ir primena man, kodėl aš pasirinkau šią veiklą.